Ką? Reikia. Nu, labas. Pasiilgau. O ne, nori pasipezėti? Taip. Tai kaip sekas? Nieko gero pavargau. Ta prasme. Pavargau. Ką tai? Reikia pasigaminti kavos, reikia atsigauti. Tai kas buvo? Jeigu reikalais buvau, kažkaip tai užvalgiau, taip riebiai užvalgiau, pradėgavau skaudėti. Tai išgerk gastrovalio. Aš žiūrėsiu, kuo man geriau bus. Žiauriai viskas buvo skanu, žiauriai viskas kokybiška, žiauriai sotu ir žiauriai perfekt. Iš tikrųjų, nėra prie ko priekybti, žiauriai nustebino. Ir nustebino, kad tas visinėjai buvo, kas nustebino. Karočią. Rekomenduoju 100%, aš pati šokę, kad tokie sučiai buvo. Ką tu ten ant nosies susidėjęs? Pleistriukas kvėpavimai. Jau kaip jis padeda kvėpuoti? Atkeldamas iš nervės į platesnį horizontą. Sushi go. Sushi go. Go sushi. Penkioliktas numeris ir 47 numeris. Ir ramenos buvo su vištiena. Ramenos labai puikus pasirinkimas. Nu, žiūriai geras ramenas buvo. Žiauriai. Tu matai mano naują išvykimo video? Ne, aš tokių dalykų nežiūriu. Galėsi parodyti, prašau, maldauju. Ne. Maldauju. Baisu. Nežiūrėk. Gerai, metforminą išgėriau. Čia lengvai virškinas maistas, virškins pabaigsiu tuos sušius. Tam tu žiūrėsi, tu tikrai nežiūrėsi nieko, ką aš turiu taip pat atjungsiu, jeigu tu čia žadi man rodyti. Ne, nerodysiu. O tu kam tu taip darai? Kaip sakei? O tu kam tu taip darai? Kad pritraukti visuomenės dėmesį dėl patirtos apgavystės. Ką čia valgysi? Mėsa kažkokia tais. Mėsa su spirgais ir lašiniais. Gražus tavo mėgstinis, bet moteriškas. Patiko tau, pasižiūrėk, kaip aš atrodau. Nu, gražus, bet čia moteriškas. Aš tokio norėčiau. Žiūrėk, bet dėl mūsų pasimatymo. Ar tave domina ar ne? Taigi aš jau sakiau, kad turi skubėti šią savaitę, jeigu nori. Gerai, tu pačius iš Šiaulius įgyveni, jo? Kiek tu man, kiek laiko pabūtumėm Akropolį? Nu, nežinau. Kaip aš galiu nustatyti, kiek pabūsim Akropolį. Pakursim už tais video, kad ten pašokam, tarkim, kartu kažkokį. Atsakym kažkokį klausimą, sakėjai. Alio. Tai kada tu žadė atvažiuoti į Šiaulius? Aš nežinau, aš negaliu važiuoti. Penktadienį galbūt. Nu.
Nu kažkoks niūrus tu šiandien. Tu atsigausiu. Pavargau labai stipriai pavargau, kad tu paskaitai tave. Valgęs grįžęs, balno turėtų. Nieko, tu pasitaisysiu. Kava jau verda, užkandį pasidariau. Tau grėtinės įsidėsiu šiek tiek. Tai ką tu tam pasidarai? Mėsytė. Kuo? Mėsytė, Kristina, mažulė mano. Koksai Feniksas matosi per langą. Koksai Feniksas, Kristina, Feniksas. Feniksatron. Feniksatron. Legendinė Kristina Tiškuvienė, kur rekordus pamušus Lietuvoj. Nu, aš pavalgiau taip skaniai privalgiau. Karoče, išgėriau vaistus. Giedroji, tu maža. Tu tai yra, blėt, Kristina. Su Giedrė supainiau tave. Nu, tau ta Giedrė visur. Tai tu džiaugis, kad aš ramus šiandien. Bairių nėra žiaurių, nereikia išmesdinėti manęs. Neplanuoji taikytis, bandyti. Kokiu būdu, jeigu žmogus nenori? Nu, tai pasistenk kažkokį žygdarbį padaryti. Patikėk. Aš jau tiek prisistengęs, kad patikėk. Nu, įdomu kaip. Ačiū. Skanaus. Nu, man ir įdomu, kokį tu žygdarbį padarei. Daug šaibų aš ant jos palikęs. Pavyzdžiui, ką tu įpirkai tokią? Labai daug. Ką? Išeina dalykų kokiu ar iškendi popą guminukų? Vakarėliai brangus būdavo pas mus. Kokie vakarėliai? Brangus, sakau, vakarėliai. Kokie vakarėliai? Brangus, sakau, aš balygiai. Kokie brangus dviese vakarėliai, aš nežinau, nesuprantu. Kam jie brangus? Gerai, kitas klausimas, kitą temą sakoma. Patapinam, pašėrinam, pasidalinam, atsinčiam komančių dučių, pasakam, pafaunam, tampam super gerbėjais. Nu tai, o kodėl nesakai iki galo į klausimą? Tai man įdomu, kokie vakarėliai čia brangus. Nesuprantu iš klausimo. Aš Neįsivaizduoju, nesuprantu, ką reiš brangus vakarėlis. Kas? Ką reiš brangus vakarėlis? Vakarėlis, Po, tai kainuoja daug temitrai, pinigų. nachai, šampanas iš Prancūzijos. Vienos pokylis. Taip. Tai kodėl per laivą neparodė ir video neįdėjo kaip šūdus plaukia. Negerai. Tu šūdų neragavus? Ne. Tikiuosi, kad ne. Panabudu su tavim. Tu atsigausiu, palauk. Geriau negu vienai. Koks karštas tavo papas, iš pizdos sklinda kvapas, kai pakeli tu koją, man bybis pasistoja.
Eik tu nahui, kaip tokia poezija. Nu, ką pavaryti, jeigu jis neatsako į klausimus ir su juo nuobodu? Kaip man jį suvartyti, jeigu jis nešneka? Nu, nuobodu. Peza, neatsako ir taip toliau. Neįdomu, nu. Aš čia turiu su juo šnekėti, jisai ten kramto. Vau. Nesąmonė. Aš taip gerai čia paragavau, pasimėgavau, taip skanu buvo viską. Ana atjungiau, kad nesinervint pavalgius, tas iš vis čia nahui. Nieko.